Tai meditacijų maratonė intensyvė, skirtame kelių gyvenimo sričių suderinimui ir harmonizavimui su 2026 metų energijomis. Šiandienos darbo tema – savęs suvokimas ir saviugda. Kas yra savęs suvokimas? Tai bendroji žmogaus atmintis apie viso jo gyvenimo paveikslą, apie viską, ką žmogus supa, apie materialaus ir dvasinio pasaulio savokas ir apie save patį. Viskas, ką mes žinome, viskas, ką mes jaučiame, viskas, ką mes išgyvename, nusėda mūsų atmintyje. Tai žmogaus akiratis plačiaja prasme. Tai žinių, jausmų ir pojūčių ratas, kuris parodo žmogaus individualią patirtį. Nuo akiračio platumo ir turinio priklauso žmogaus jausmai, gyvenimo tikslai ir jų pasiekimo būdas ir dar daugelis kitų dalykų. Kviečiu atlikti praktinę meditaciją, kuri galbūt padės efektyviau suvokti save šiame momente, čia ir dabar, sinchronizuoti savo mentalinį lauką su šių metų energijomis. Šią meditaciją atliksime mintyse, be jokių daiktų ir ritualų, tiesiog nukreipdami dėmesį į esamą būseną čia ir dabar. Pradėkime meditaciją. Atsisėsk patogiai. Atsipalaiduok. Rankų ir kojų nekryžiuok. Sėdėk tiesia nugara. Paleisk mintis. Atpalaiduok kūną, veidą, ypač akis ir žandikaulius. Susitelk. Kelis kartus giliai įkvėpk, sulaikyk kvėpavimą 2-3 sekundės ir iškvėpk pro pravertą burną. Užsimerk. Akis turi būti užmerktos, bet atpalaiduotos. Užsimerk ir suvok, kad vos tik užsimerkiai, išnyko visas tave supančio pasaulio vaizdas. Įsimink šį momentą. Dabar atsimerk ir pažiūrėk, kas yra tiesiai priešais tave. Priešais tave greičiausiai yra telefono ar kompiuterio atvaizdas, o jame šios meditacijos vaizdinė nuotrauka. Žiūrėk į ją. Suvok, kad tai yra paveikslas arba vaizdinys, kuris perduodamas šviesos energijos pagalba, kuri atsispindi nuo ekrano, patenka į tavo akis ir regos nervais keliauja į smegenis, o jau iš smegenų jį suvokia tavo sielos sąmonė. O dabar susitelk į šį atvaizdą. Lėtai ir giliai įkvėpk. Ir iškvėpdama užsimerk ir suvok momentą, kai atvaizdas išnyko ir tu likai pati su savimi. Atkreip dėmesį į savo kvėpavimą. Lėtai ir giliai įkvėpk ir iškvėpk. Dar kartą labai giliai įkvėpk. Gilus įkvėpimas reiškia, kad įkvėpinėjai orą tol, kol plaučiuose yra jam vietos, kol jis telpa. Kai tik vieta baigėsi, sulaikyk kvėpavimą ir stebėk savo kūną. Įsidėmėk tą momentą, kai oras pats pradeda išeidinėti iš plaučių. Sek, stebėk jį. Ir toliau stebėk, visiškai nesikišdama į šį procesą. Po kurio laiko tavo pilvas ir krūtinė pradeda kilti, įsidėmėk pojūčių skirtumą, kai į kūną įeina oras. Jis tarsi plečia tavo kūną,
Suvok, kad šiame įkvėptame ore yra milijardai molekulių tų dujų, kurios yra ore. Jos dabar pasiskirsto po tavo kūną ir ramiai išeina. Ir tai vadinama kvėpavimo koncentracija arba susitelkimu į kvėpavimą. Susitelkimas į kvėpavimą tai toks koncentracijos būdas, kai stebimas kvėpavimas ir galvojama tik apie jį. Dėmesio sutelkimo į kvėpavimą būdas yra pats paprasčiausias. O dabar pereikime prie dėmesio sutelkimo į kūną. Sutelk dėmesį į pėdų, padus ir kulnus. Pabandyk pajusti kairės kojos smilių, ne didįjį pirštą, o smilių, antrąjį pirštą. Ir pabandyk atskirti jį nuo kitų. Iš tikrųjų tai nėra taip paprasta, nes mes nesame pratę susitelkti į atskiras savo kūno dalis. Bet tai nereiškia, kad kūne nėra jokių pojūčių. Pojūčiai yra bet kurioje mūsų kūno dalyje. O dabar staigiai perkelk dėmesį ir sutelk jį į dešinę ausį. Pabandyk pajusti jos formą, dydį, padaryti ją šiltesnę. Įsivaizduok, kad ji prisipildo kraujo, kuris neša šilumą, kad ji prisipildo tavo vidinės ugnies. Puiku. O dabar susitelk į liežuvį. Kokia tiksliai liežuvio padėtis burnoje. O dabar perkelk dėmesį į kaktos vidurį ir susitelk jį trečiosios akies taške. Mintyse ištark, aš esu. Pajusk savo kūno formą ir rask tą vietą savo kūne, kurioje esi tu, kurioje esi kaip sąmonė. Pajusk, kad esi. Aš esu. Tai yra tavo mintis, bet tu esi dar giliau. Pabandyk pašalinti mintį aš esu ir tiesiog stebėk tas mintis, kurios ateina. Pirmoji mintis, kurie atėjo, yra tai, kas svarbu tavo poreikių įgyvendinimui. O dabar susitelk į aplinkinio pasaulio garsus. Įsiklausyk į garsus savo kambaryje ir už kambario ribų. Suskaičiuok, kiek iš viso girdi garsų. Pagalvok, iš kur jie sklinda. O dabar įsiklausyk į garsus savo kūne. Sutelk dėmesį į savo kūną ir tarsi jo klausykis. Atkreip dėmesį į kvėpavimo garsus. Galbūt pradedi pamažu girdėti nedidelį ūžesį ausyse. Tai tavo kraujo, kuris teka kraujagyslėmis ūžesys. Jis yra visada. Tiesiog mes jo nepastebime ir negirdime. O dabar suvok save šiame momente. Suvok, kad kol aš sakiau šios žodžius, jie jau tapo praeitimi, jie nuėjo į praeitį. Ir tu dabar jau nebesi tokia, kokia buvai prieš pradedant šią praktiką. Pajusk, kaip laiko tėkmė neša tave nuo gimimo šiame pasaulyje iki išėjimo iš jo. Pajusk, kad šios tėkmės sustabdyti neįmanoma. Bet tu joje esi kaip amžina protinga dvasia. Tu tiesiog stebi viską iš šalies. Netgi dabar, kai sėdi nejudėdama. Tavo kūne vyksta milijonai cheminių reakcijų per minutę. Tai irgi yra pokytis. Mintyse ištark. Savo dvasios jėga. Aš atveriu savo mentalinį lauką. Harmonizacijai su ugnies ir saulės stichijos energijomis šiais metais.
erdvėje ir laike, kuriame dabar esu. Ir įsivaizduok, kaip aplink tave atsiranda ugninė aureolė, primenanti vaivorykštę. Lėtai giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir mintyse ištark, su meile ir dėkingumu aš pasirengusi priimti visą informaciją, kuri ateis pas mane šiais metais. Aš pasirengusi ją apdoroti, pasirengusi ją analizuoti, pasirengusi naudotis ją savo labui ir pagalbai kitiems, pasirengusi plėsti ir turtinti savo akiračius. Su meile ir dėkingumu aš priimu supančio pasaulio grožį ir mokausi matyti dieviškąją meilę savyje, kituose žmonėse, gamtoje ir visuose reiškiniuose, kuriuos aš suvoksiu, kurie man pasitaikys mano gyvenimo kelyje. Su meile ir dėkingumu aš nukreipiu savo žodžių energiją, savo meilės energiją, per kiekvieną savo ištartą žodį, bendraudama su kiekvienu žmogumi ir su pačia savimi, meilės, tiesos, sąžiningumo, drąsos ir draugiškumo dvasioje. Kiekvienas mano žodis neša dangišką tiesą ir meilę. Aš tada prisimenu, kas yra dangiškasis tėvas ir išreiškiu jo meilę, tiesą ir gerumą per bendravimą su kiekvienu žmogumi. Lėtai giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir mintyse ištark. Dėkoju savo aukščiausiajam aš už šią meditaciją. Dėkoju visiems, kurie ją parengė ir joje dalyvavo. Siunčiu visiems savo meilės šviesą. Dabar suskaičiuosiu nuo 1 iki 5. Kai pasakysiu 5, tu sugrįši į čia ir dabar, į dabarties momentą, į savo kūną ir atsimerksi. 1, 2, 3, 4, 5. Atsimerk. Ypatingas savęs suvokimo, savo kūno suvokimo ir mentalinio lauko išplėtimo ir harmonizavimo su naujų metų energijomis meditacija baigta. Primenu, kad tai ugnies ir saulės energijos. Linkiu tau savo akiračio plėtimo, esamų žinių ir patirties papildymo, gebėjimo lengvai spręsti pačias sudėtingiausias, tiek gyvenimiškas, tiek karminės užduotis. Iki susitikimo. Tavo Meditėja.